Visi mes boss ladies. Aš Goda, o aš Austėja. Ir mes šiandieną darysime slaimą. Jisai bus štai toksai. Ir gali būti kaip putty slime, nežinote, ir taip, Jo, tai vat. Mums reikės servetėlės, induko, į ką reikės pilti. Mes dar laikome iš tai tokį dalyką idėją. Jo. Ir galima su tokių klijų, mes naudosime šį kartą tokius klijus. Vienas tai iš jų, aš jums parodysiu. Vienas, tas buteliukas kainavo €1,50. O mes pirkom iš viso 5. Tai €1,50 × 5. Nežinau, vienu žodžiu. Ir tada reikės persil minkštiklio. Jis esa žalias, kaip matote. Jo, mes įsipylėme į tokį, pasidedame. Mes ir su kuo maišyti reikia dar. Su kuo maišyti. Paimsime ir po tūtpiką. Tai grįšime. Tai su tūtpiką. Taigi, pamiršome parodyti, su kuo maišysim. Taip. Maišysim su dideliais dantų krapštukais. Ir su mažais. Čia esame, kad dantų krapštukai, o daryti kažką. Turėtume turėti. Taigi, aš įsirinkau spalvą, mano bus mėlyna. Aš pasimsiu, kokią čia rožinę paimsiu. Nes tada gausis violetinė. Gerai, tada. Sumaišysim, pažiūrėsim, kokią spalvą gausis. That's so disgusting. Tai grįšime, kai pilsime. Mes įpylime ir dabar maišome. Ir jis iškart darosi toksai. Jo. Tai paimsime savo detergent. Ir tada išmaišime. Bet jisai koksai mažas gal. Tai po to padarysim didesnį. Tai dar sumaišome daug klijų. Jo, įdėsiu dar viskį rožinio. Auksinių. Ir užteksime. Ir tada šitą dar. Tai vat. Gausis ne per didžiausias. Ir dabar įpilsime persil. Biskutiuką. Po mažai tiesiog reikia pilti ir pamaišyti. Tai va taip ilginėti tikė, mes to grįšime. Taigi, mūsų dabar toksai yra dalis kol kas, bet dar reikia persil biskį pilti. Tai va pilam, maišom, pilam, maišom. Ir tada suminkom, vėl įdedam, pamaišom, suminkom ir tada gausis. Taigi, mums jau sumaišėme ir gausi štai toksai, va. Jo. Ir jis dabar turi pastovėti, kad jis nebūtų toks lipnus ir jo. Ir kas mes jums parodysime, kokių reikia nusipirkti, kad toks geras išeitų. Ir bandėme baltais klijais, bet jie buvo perskeisti ir nieks neišėjo. Jo, tai patartumėm šitus imti ir naudoti, dėl to, kad jie tikrai labai geri. Arba permatomus tiesiog klijus. Yra glitter glue. Bet aš manau, kad šitie glitter glue, tai įsiveskit gal, pablizgantys klijai. Jo. Ir jie dar plius tokie permatomi ir jie labai gerai limpa. Tai tiesiog, kai maišai jau juos be borakso, jau jie pradeda lipti. Jo, be jokio to. Ir paskui tik įpili persil ar kokio ten minkštiklio, ar tada jisai jau atgimsta, kaip sakė. Jo, atgimsta. Jo, tai mums net nereikėjo, kelis lašiukus sunaudojau, matote, kiek liko. Dar aš biskį sunaudojau kitam, tai biskį mažiau liko. Bet žodžiu, galima padaryti visokių spalvų ir tada vieną sumaišyti ir tada gausis didesnį. Jo, tai va, mes tokius naudojame dažus. Dar kartą jums parodau, kad geriau žinotumėte. Taip. Ir dabar pabandysime dar padaryti vieną. Taip, gal pabandysim daryti iš 3 spalvų, net kaip iš visų 5 beveik. Jo, tai gal sidabrinę paimsiu, gal auksinę ir sidabrinę. Jo, gerai. Tai taip sudėdamas bus ir gražu. Tas buvo rožinis, nes aš privariau daugiausia rožinių, bet blizgučiai kitokius. Jo, geriau užteks jau gal. Arba dar varyk tada, bet visų nežinau. Tai tu dabar įdėk tą Jėga. Garsas tai. Oh my god.
Šitie gausis paprasti permatomi dėl to, kad jie tiesiog... Na, bent dažų, jeigu norite įdėti, tai jo. Jo, galite nusipirkti paprastų permatomų ir tada dažų įdėti. Tada gausis daug gražiau. Jo, nes mes vat šitą, tai vat aš įdėjau vat į šitą dažų įdėjau. Šitą pilkų sidabrinių. Dar kad dėl spalvos viskas. Koks jis fainas negaliu. Ir taip pat šitas, jisai būtų irgi be spalvos, bet mes įdėjom daug visokių šitų permatomų su blizgučiais ir jis gavosi nerealaus grožio. Ir mėlynų blizgučių tikrai nėra per daug. Šitas gavosi toksai daugiau į rose color. Tai kaip matote į rosy color. Nes aš truputėlį įdėjau rožį. O šitam blizgučiai visokiausių spalvų ir tokį gražus negaliu. Tai jie yra superiniai, sakau, iš kiek dariusių tokių prastų, kaip ir mes. Ką mes vakar darėm. Jo, mes vakar darėm, tai nelabai ten. Ir šiaip kas įkėlė ten, kai kurie ten turi visokių produktų jėgiškų, tai jiem gal išeina jau geresnis, bet manau, kad iš šito krašto Suvalkijos, kas darė, tai mūsų yra patys geriausi. Jo, ir kitą kartą mes tuoj grįšime, kai bus šitas baigtas. Mes jums parodysime triuką. Tuoj palaukit. Sustabdysiu. Jo. Pamatote iškišę. Ir suplyšta. Tai koks žinot, kaip rubber bands. Tai mes grįšime. Tai vat, įdėti reikia persil. Geriausia persil. Jo. Ir va tokių glitter glue. Ir ten nepapuolė jokių glitter iš šitų, tik papuolė tas skystis. Taigi pasidarė tokio daugiau. Jo, tai va, labai gerai, tai mes taip darysim, paskui paminkite, vėl dėkite, pamaišykite, vienu žodžiu. Mes jums parodysim mažą slaimą. Tai yra štai toksai slaimas. Žiūrėjau, didelis. Žiūrėkit. Ir kai jis limpa, būtinai reikia įpilti truputėlį. Persil. Ir nekreipkit dėmesio, jeigu čia užrašas geltoni tortų dažai. Papuošimai. Dėl to, kad neturėjom. Jo, mes įsipylėm į tokį, kad nereikėtų visos bankos neštis vienu žodžiu. A delicious ice cream. Jau gavom formą jojo, tik dabar jisai kuklas šlapias ir dar biskį limpa, tai mes pamaišyti turime jį ir tada vėl įpilsime biskį persilą ir pamaišysime. Taigi mes įdėjome ir dabar maišome. Aš sugalvojau biskį tokį dalyką, kad reikėtų kurių daugiausia kažin klijų. Tai vienu žodžiu mes jau jums parodėme, bet mes dar jų darysime, tai mes parodysime, kaip mes jos padarėme visus. Pažiūrėkit, ką aš padariau iš mūsų slaimų. Čia yra mūsų slaimas įdėtas ir būčiau tikrai išmėtas. Visai čia. Štai mes ką tik padarėm. Labai smagu minkyti, mano biskį baltesnis. Ir mes tiesiog darėm ir kažkaip pasidarė baltas. Žiūrėk. Cool. I love this. Smirda tokia, nežinau kas. Grynai, kai šlykštukas pirktinis. Jo, ir kaip pastovi. Ir prasmirsta. Aš būdavo nasikį. Vieną kartą palika ir pamiršau ir tada, kai tai dariau, tai neklauskit. Aš sugalvojau, kai ką. Va, mūsų jau kažkiek padaryta. Šitas geriausiai išėjo. Tas geltonas. Turbūt. Bet ir tas... Šitas kitas. Taip, kai cool daryk. Padaryk savo raštą. Parodysiu jums triuką. Štai yra taip, ar ne? Ir tada... Čia mūsų bus, nes mes pačios pasidarėm. Ir jeigu norite nusipirkti filminį žiedą, jums nereikia pinigų švaistyti. Va! Vienu žodžiu mes tuoj grįšime.
Žiūrėk. Čia yra mano slaimas. Kulškrinovas. Mes padarėme, jau turime 7 slaimus. Šitas 7 pats didžiausias. Dabar darom paskutinį ir tuo grįšim. Taigi, mes padarėme slaimų netgi 8. Jo, bet pasidalinom po 4. Taigi, parodyk, kokius tu turi. Tai jo, turiu štai tokį. Tokios spalvos, toliau pilka. Tai, kur rodžiau pradžioje, šį pati padariau namie. Toliau šitas, fainus žiauriai man. Ir dar tai toksai, jis pats fainiausias, jaučiu. Taigi aš dabar parodysiu, kokius aš turiu. Taigi man prasčiausiai išėjęs tai tas mažytis, nes jis žiauriai greit sutrūksta ir jis labai kietas. Dėl to, kad aš per daug įpyliau to ir jis toksai nelabai fain. Taigi, antras, kuris jau geriau eina, tai šitas. Toks su rožinis, su mėlynais blizgučiais ir auksiniais, tai žodžiu visokio primaišyta šaldo blizgučių ir štai jisai taip trūksta. Taigi, todėl yra antras. Trečias, tai turbūt būtų štai šitas. Jis esat pats turbūt man fainiausias, bet matot, jis toks kaip pieno. Va, mūsų panašus esat. Tai kad aš daugiau baltų klijų įpyliau, taigi gavosi toks daugiau rožinis. Taigi, o pats paskutinis, kuris man pačiai labiausiai patinka, tai šitas, jis toksai daugiau, nežinau net kaip pasakyti, auksinis su blizgučiais, sidabrinis ir auksinis. Man labai patiko, toks kaip, žinai, spalvos. Tai jo, tai šiandien tiek, dar kol kas receptą šių slaimų parašysime apačioje. Ir būtinai pasidarykit namie labai smagu. Geriausia naudoti šitos klijus, arba permatomus tiesiog paprastai. Ir geriausia, koks tai? Persil. Skystis, menkštiklis. Ir nenaudokit štai tokių klijų, nes iš jų niks nesikau. Nebent kitokius. Ir mes parašysim dar vieną būdą apačioje, kaip galite pasidaryti tiesiog. Jo, ir dar šitą mes norime, kad jūs komentaruose parašykite, ko mums dar kokius challenge'us ar ką padaryti. Ir ar jums pavyko tai padaryti, ką mes rodėme. Jo, tai vat. Ir kokių klausimų, ko norite, vienu žodžiu. Bet siūlykite kokių challenge'ų ar ko. Ir dar užduokite klausimų, kur galėsime padaryti video, kur atsakinėsim jūsų klausimus. Ir užduotis. Tai jo, vienu žodžiu, tai bus. Jeigu nežinote, kas tai yra, tai YouTube'e. Įeisite YouTube'e ir parašykite postą. Lietuviškai ir tada jums išmes. Arba draugam parekomenduokite ir nepamirškite subscribinti, laikinti, sharinti ir būtinai. Taip, ir mes gal kitą kartą, aš labai užsimaniau tokį dar, su ją pasitaršiu, galėtumėm padaryti želinį Coca-Cola buteliuką ar Sprite'ų, vienu žodžiu. Reikėtų tik želės. Ir buteliuko. Jo, tai va, mes pasižiūrėsime,
gal reikėtų pagaminti. Ir parašykit challenge, visokių dalykų, kuriuos norėtumėte pamatyti. Jo, tai bye.